šį vakarą aš metu iššūkį su montyninkai. Nu mes visi žinom, kaip Sibagė buvo. Ne, Kamelė? Jeigu savo 15 metrų robotas. Nauja diena, aš Tokijo centre. Karoče, tai kaip vakarą patiko mašinų susirinkimas Tokijo? Taip, labai patiko, ypač, kad pagaliau kažkas mane pastebėjo. Jeigu dar gausiu video, tai iš vis būsiu labai laiminga. Iš tikrųjų įdomu, ten toj aikšteliai mentinė stovi. Kiek ten 2 valandas mes pasibuvom, ne? Yep. Ir tada per operaciją tipo pasakė iš mentinės. Visiems tipo 8:30 galit vynioti čia. Sakė šiaip tai 80-90 metais, karoče, čia buvo labai daug gatvių lenktynių. Visi lenktyniaudavo labai, tai būdavo bardakas, o dabar viskas labai stipriai sugriežtinta. Ir netgi jeigu pagauna tave viršinant greitį, atima iš karto viskas atimtos teisės. Jo, bet labai įdomiai pasakoja. Sako, pas mus yra labai tie greičio ribojimai stiprus. Ir sako, mums tik leidžia labai lėtai važiuoti, bet jie iš karto, kai pasižiūri, tipo, leidžiama 50 plus 40. Sakom, kaip supras plus 40? Nu, tipo, gali važiuoti tam ir iki dar plus 40, tai iki 90 tau nebus baudos. Tik nuo 90 sakau, o tai kas bus, jeigu bauda? Sakė, nu, kokia bauda, kokia suma. Sakė, iš karto teisės atimamas. Jo, už greičio viršinimą, jo. Bet šiaip man patiko ir kelios buvo tokios merginos su tokiam šustrom mašinom. Ta aš Aleksą pradžiu, nes transfatino prie jas. Žinai, supporting woman power. Ne, bet ta buvo su šustra, kokia ten? Dodge Challengeras. Jo, ta tokia tikrai buvo šustra. Kur buvo ta rūžava blizganti mašina, tai buvo labai keista, kad išlipo vyras. Nes tikrai tikėjausi, kad jinai visa iš tų iš Svarovskio, jo, kažkokių. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Kawaii cute. Tai tikrai gal išlips moteris, išlipa vyras rūžas lokais, okei. Bet po to sakė, kad ten lygtais kažkoks streameris yra, nes po to iš tikrųjų supratau, nes jis visą laiką laikė telefoną iškeltą, tai tikriausiai ir streamina. O dabar einame pakartoti vieno pačio geriausio patiekalo, ką esam valgę. Ir sustosime mano žuvytės su plikytų kremu, kas yra geriausias desertas, nes wow, tiesiog. Dabar varom, kaip sakė, pavalgyti ir karočią varysim pažiūrėti 18 metrų dydžio robotą. Čia tarsi taip skanu, čia yra pats skaniausias patiekalas, kokį valgiam. Wow. Nu greit papasako, kaip buvo maistas. Buvo labai geras. Aš jau, jeigu atvirai, jaučiuos atsivalgius. Išskyrus dar vieną savo plikyto kremą žuvytę, nors suvalgiau, bet dar noriu. Nu, galiu pasakyti, labai kažkaip gražiai važiavom, ne, traukinuku? Nu. Tas traukinukas iš vis be jokio vairuotojo. Tiesiog visiškai robotizuotas. Einam atimti skirti. Negaliu žiūrėti, kai slepias nuo saulės. Ai, jo, jie karočią nemėgsta saulės japonų. Security systems activated. Life form.
savo 15 metrų robotas. Šiaip tai Yokohamai būdavo irgi toks robotas, bet jisai sugebėdavo biškį paeiti, pajudėti, atsitūpti. Šitas nejuda, kiek žinau. O tą judantį jie perkelia į Osaką. Tai jeigu kažkam įdomu tokie dalykai, tai tas pagrindinis robotas yra Osakoje. O čia paliko kaip, žinai, turistam, ar pasižiūrėti, kas būdavo, koks robotas būdavo anksčiau. Mes bandėm važiuoti į Yokohamą ir Yokohaminom link baro. Mes pasėdim bariukę, biškį pasišopinam ir varom į Sumo. Mumis jau išmokinė yra kaip padažą daryti čia. Tai va, išspaudi wasabi, tada padažiuką, soja sos. Ir viską sumaišom. Ir viskas į trasą. Nu ir kaip? Oplia. Dar vištytės turim. Kur tas padažas? Šitas geresnis. Šiaip aprodyčiau biškį tą judesiuką, bet čia nemėgsta jie, kai jų filmuoja. Gatvėje nieks nieko nesako, bet kai kurie žmonės pastebėjau dengiasi veidus. Paruose restoranuose tai tuo labiau čia labai nepriimtina tokie dalykai. Tai ir nerodysi. Bet vis tiek girdisi šurmulys belekoks. Čia tai atsipalaiduot, sau ramiai pasėdėti, nieks nenori nei kamerų, nieko. Čia mes esam sugadinta tauta su kamerom ir viskuo. Kompai. Ten tiesiai. Pradė, žinau, fotografuoti. Nieko sau čia sutikom. Šita desertų kepyklėlė yra mums pakeliu į viešbutį. Ir mes jos niekaip nepraeinam, ne? Tai pati skaniausia, čia yra pats geriausias dalykas. Mes jos niekaip nepraeinam. O kodėl nepabandai su pupelėm? Yra karočią Tai tu bandyk, aš nenoriu. Tu sakei, su ledų nori, ne? su raudonom pupelėm. Va šiek yra ledai su raudonom. Ne. Tai ko, tu nebandai? Man su kastard paimk aš irgi. Pračekinsim. Aš vien tik imu dėl to, kad tu mane duosi pusę. Ne. Tu dalinuosi daug dalykų gyvenime. Šitų? Kiek? 3. Vieną naktį pečiam iškart pasiliksim. Bet aš norėčiau ir sweet potato pabandyti. Vėl nepasiėmei to. Tai davai, kask, ne? Ne, jį turi atšalti dabar per karštą. Nu gerai, karočią varom mes į viešbutį. Tada. Persirinksim ir varom į Sumo. Keisti man čia stripakai, kažkokie labai Casablanca. multikų prisižiūrėjo, ne? Čia toks stiliuks. Bet čia nesuprasi, pavyzdžiui, čia. Ne? Tai
čia nesuprasi, ar čia yra tas tradicinis stripakas, ar čia yra vadinamas merginų baras. O, meksikietiškas maistas. Nes merginų bare, tai tu paprasčiausiai ką darai, susimoki ten kelis tūkstančius jenų, kad su tavim tiesiog mergina pasėdėtų šalia tavęs ir su tavim pagertų. O stripakė, mes visi žinom, kur stripakė būna. Ne, Kamilė? Na, aš tai žinau. Bus kelias kartus. Tai yra. Kelias kartus per daug, sakyti. Iš tikrųjų, čia netgi yra, tu gali išsinuomoti merginą, netgi, bet vyrą gali išsinuomoti, jeigu nori. Tarkim, tu moki groti pianinu ir nori, kad pasiklausytų kažkas, kaip tu groji pianinu. Ir kad išgirstum jo nuomonę, žinai, tipo, gerai groji ar ne. Tu vien tik tokiam dalykui gali išsinuomoti žmogų. Čia tokie keistoliai jie iš tikrųjų. Jie tokie biški užsidarę žmonės, man tokie biški atrodo. Valanda. Kokia gera žuvytė. Pažiūrėkite to. Plikyta krema. Žinote, kad plikytas kremas nėra taip kaloringa ir iš vis baisu palyginti šokoladą. Čia yra labai geras dalykas. Kaip taip galima skanu? Man atrodo, šiandien namo dar vieną pasilieku vakarui, kai grįžiu nors pačiam. Bet galvoju, gal reikės dar nuspartinti. Darysi? Imtiniaut prieš sumontininką. Aišku, dar alaus biškį ir nuversi. Hei. Arigato. Čia parašė jisai. Šį vakarą aš metu iššūkį sumontinininkui. Kaip norėčiau matyti, kad tu ten skraidai po. Thank you all again, ladies and gentlemen, for joining us this evening. And it is not easy to be a rikishi, a sumo wrestler. However, around 400 years ago, during the Edo period, things were a little bit different. You see, it was a time of peace here in Japan after many, many years of unrest. So everyone, including serious sumo wrestlers, just wanted to have a good time. And I think that's why everyone came here tonight. Y'all here for a good time? Hey! All right, perfect. Well, here's what's going to happen. We're going to do an Edo period style sumo show. That means it's going to be a little rowdy, a little loud, kind of like a carnival. And all of you all are going to be a high-spirited, energetic Edo period sumo crowd. Can you do that? Hey! All right, so I'm going to practice cheering for him in a moment. And our friends on the west side will be rooting for Asa Kichi. Repeat after me, Asa Sakura! Pronunciation is very good. Very sing-songy. You need to work on the volume. A little bit louder. Don't worry. Our friends on the west side are going to show you how loud you have to be at an Edo period style sumo show. Over here on the west, give it up for Asa Kichi! Asa Kichi! Like that.
Nikisha Ruiz. Come on, are you ready for sumo? Asazakura! Asazakura! Hey! Hey! Boo! Stop. It's hip. Yoisho! It's hip. Yoisho! It's hip. Yoisho! It's hip. Yoisho! Yoisho! Once more. Yoisho! All right, ladies and gentlemen, get ready for the main event. Okay. Nagota! 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 I can't hear you people. Asazakura! 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 All right, here we go. Round 2 for the tie. Or for the championship. For the tie. Round 2. Gambare! Okay! Nagota! Nagota! Asazakura! Asazakura! Asakich ties it up in round 2. Here we go. Third and final round. Okay! Asazakura! Sumo Cup champion Asakich. How are you? I'm hungry. Hold on! I taught him how to say I'm tired, I'm exhausted. He said I'm hungry. Tai žiauriai fainas experiences. Žiauriai fainas experiences. Daug iš tikrųjų įdomios istorijos papasakojo apie patį sportą, kad jie kartu gyvena. Tie, kurie yra pradedantiesis, jie negauna algos, ten biškai galim numeta ten kažkiek, bet jie gyvena ir valgo ten nemokamai. Ir sakė, valgo 2 kartus per dieną, bet nuo 6000 iki 10 000 kalorijų per vieną atsisėdimą pavalgęs. Jo, ir aš kaip supratau, jie yra grupėse suskirstyti, bet jie niekada nesimuša varžybose prieš savus. Ir kiekviena grupė turi kaip galvą, kaip žiūrinti kaip į tėvą. Jisai juos maitina, juos treniruoja, jiem duoda patarimų ir panašiai. Vat vienas iš jų svėrė, dabar žiūrėjom, 150 kg, tas didesnis, o kitas 110. Ir kai prasidėjo sumo, tai 23 metais prieš Kristų Japonijoje tuo metu egzistavo visoj saloj taika.
ilgą laiką. Kadangi nebuvo karo, jie sugalvojo, kaip save išbandyti kariai ir atsirado sumo varžybos. Dėl to tu matai, kad čia su sumo imtynininkus lygiai su tom pačiom šukuosinam kaip samurajai. Jo. Tai va, fainai labai. Gerai. Balius baigtas, Tokijo namo. I have. Anything you want, I have. I'll show you this one. She will like you. She said that she liked a foreigner. Yeah. White foreigner. I said, who will like it? See her. Biškai naktinio parodžiau Tokijo gyvenimo. Tu valgysi ar ne? Nu ką, viskas, iki kitos kelionės, viso gero. ¿Cómo?